Kas? Henrikas. Nu, ką tu čia darai? Blet, batus nusik, nu. Nu, kas atsitiko? Blet, Henrikai, kas tu buvo? Ką tu čia dabar šūk? Nieko, va, Henrikas atėjo. Labas. Ką tu čia taip darai vėlai? Henrikai, tu gal kokios kavos nori? Ar girdi kavos gal? Nevark, eik miegot. Reikės aš pats padarysiu, gerai? Eik miegot. Labą. Kas tu buvo? Nusiramink, blet, kas buvo, sakyk. Kas? Blet, tu pažiūrėk, kaip tu atrodai. Pohui man. Neužpis, sakyk, kas yra. Kur apizda? Vis gerai, nusiramink, gerai? Tu pat pradžių ramiai aiškiai. Visur žmogų. Ta prasme. Stipriai sumučiu. Ta prasme iki invalidumo. Ką žinau? Tai ką tokį? Nepažįstu. Pala, tai pats prisipiso. Net nežinau, viskas vienu susiplakė. Gėrėme su Faustelį ir dar jį dviem draugeliais. Ištraukė ratą ar kokį vyvį ten. Net viskas zaibys mieste, duodamės mergų iš kažkur atsirado į plotą, įsimetėm. Aš, blet, nulūžau, atsikeliu savo kiemį, snukį gavęs ir pradėjau plaktis kažkur. Blet, aš jį parsigrioviau. Palauk, tai kurio čia vietoj? Mane Blet, mano kiemė. Tu nerieka manęs. Tai gerai, jeigu nieks nematė nieko, tau negalės pripaišyti. Nebent aš šuvas tave pažįsta. Tu pažįsti jį? Vis sakiau, kad nepažįstu. Blet, tikėkis, kad nepažįsta. O ko tu čia dabar pas mane atvarėjai? Turi vandens. Vandens, aš tavęs klausiu, tu vandens atvarėjai, aš klausiu, ko tu pas mane naktį čia dabar atsibeldėjai. Rogas iš kažkur atsirado. Ne draugelis buvo. Rokelis. Man pradėjo pist man protą moralų skaityti. Panašiai. Tai viskas. Rokas tave tikrai įduos. A, neįduos. Įduos. O tu dar pas mane dabar atvarai, mane prie to pačio pripaišys. Nepripaišys. Blet, tu Roko nepažįsti. Čia tas pats, kas... Pala, blet. Kaip supras nepripaišys? Na, tai tu dar ir Roką supisa, ne? Ne. Uždar. Ką? Ką žinau, blet, atrodo. Pala, blet, tu supranti, kad tu šneki Nu, blet, užmušiau? pradėjo atsigavinėti, aš jam dar daryti. Pala, tu jam tikrinai pulsą kvėpavimą? Aš nespėjau mentus Aš tavęs klausiu, tu tikrinai pulsą ir Aš kvėpavimą? mentus išgirdau, blet, apsakau. Tai viskas, matė tave kažkas tikrai. Tai, blet, gal kaimynai iškvietė? Tai faktas, kad kaimynai. Pala, tai tu bent tikėkis, kad tavęs tamso nepažinom, ne? Blet, aš išgirdau tas supistas renas į patys ir pas tavęs atbėgau. O tai ką tu nori, kad aš šitą padaryčiau? Blet, o ką man daryti? Tu nematai, kad aš pasimetęs? Palauk, gerai, palauk. Kam skambinsi? Raimė, Kam? broliui savo. Blet, nach, tu tik nekiščia savo artimųjų. Tu geriau su manteliu kalbė. Tu turnas, blet. Tu nori, kad aš Rokelio broliui skambinčiau užuot savo skambinės. Nesijaudink, Raimė, galima tokiai situacijai pasitikėti. Nesimatęs jo? Ką, žinau, ne gal. Klausau. Raimė? Atsiprašau, čia pareigūnas Ignas Martinaitis. Šiuo metu šio telefono savininkas negali kalbėti, nes yra stipriai sužeistas. O jūs esate aukos? Alio? Čia brolius, Paulius Sudeika. Taip, Pauliau, labai užjaučiu. Mes ruošiamės įvežti į Kauno klinikas į pirmąjį reanimacijos skyrių. Gal kas nors iš giminaičių, ar jūs galėtumėte tenai atvykti? Taip. Taip. Supratau viso gero.
Nu. Užsimerk, pis kaip dega siela, savo brolį myliu taip, jog atiduočiau paskutinę dieną. Pasilikčiau savo tik naktį namuose, su šeima brangiausia tai, ką turėjau čia. Užsimerk, pis kaip dega siela, savo brolį myliu taip, jog atiduočiau paskutinę dieną. Pasilikčiau savo tik naktį namuose, su šeima brangiausia tai, ką tu